Labas rytas visiems, šiandien tęsime matematiką ir lygčių sistemas. Mokysimės lygčių sistemas ir mokysimės sudėties būdą. Taigi, mes lygtis galime dar ir sudėti, tikrai galime. Taigi, pažiūrėkime, ką su jom galim padaryti, kaip galime sudėti lygtis. Taigi, mes turime lygčių sistemą, tikiuosi jau esat matę tokius dalykus ir esat matę keitimo būdu sprendimus ir šiandien išmoksime sudėties būdą. Taigi, jeigu mes matome, kad yra nežinomieji, mums reikia panaikinti nežinomuosius. Taip, reikia panaikinti bent vieną nežinomą, jeigu yra du. Nežinomas tai yra kažkoks skaičius paslėptas po raidę, pavyzdžiui. X ir Y, tai yra du nežinomieji ir mes negalim spręsti lygties, kol jie abu egzistuoja. Nes viena šita lygtis turi begalybę sprendinių, ar ne? Ir viena šita lygtis turi begalybę sprendinių. Bet bendrai jos turi tik tai vieną galimą sprendinį. Ir galime jį surasti spręsdami sudėties būdu. Taigi, žiūrėkime, mes matome, kad Y, vienas iš nežinomųjų, turi tą patį koeficientą, tik tai priešingai, yra +2 ir -2. Tai yra labai patogu. Pabandykime sudėti dabar viską. Aš sudėsiu kaip paprastos sudėties stulpeliu. Taigi, sudėkime šią lygčių sistemą, sudėkime visą sistemą. Kaip ta sudėtis veikia? Taigi, mes sudėkime visą kairę pusę tarpusavyje ir visą dešinę pusę tarpusavyje. Ką mes šiandien gausime? 3x ir x bus iš viso 4x. Gerai, puiku, mums puikiai sekasi, mes mokam skaičiuoti, šaunuoliai. Toliau, 2y ir -2y mes gausime nieko. Galim rašyti 0 arba galim nieko neparašyti, nes viens kitą išminusuoja. 2y - 2y yra 0, jokių y nėra. Tai aš čia nieko ir nerašau. Jeigu nori, galite rašyti 0, bet jis nieko nekeičia, galite jo ir nerašyti. Aš tai nerašyčiau jau. Ir kita pusė. 22 ir 2. Sudėsime ir gausime 24. Na va, kaip patogu. Aš tą padariau, nes aš pamačiau, kad 2y ir -2y, jeigu jas sudėsiu, jie viens kitą išminusuos. Ir tada nebeliks jų. Ir tada aš tai gaunu lygtį su vienu nežinomuoju ir labai lengvai ją išsprendžiu. Viską dalinu iš 4 ir gausime, kad x yra lygu 24 dalinti iš 4 6. Aišku, dabar galime įsistatyti į bet kurią iš šitų lygčių x. Pavyzdžiui, x - 2y yra lygu 2. Mes žinome, kad x yra 4, tai reiškia 4 - 2y yra lygu 2. Mes galime persikelti į kitą pusę y arba palikti čia nais, kaip patogu. Galim čia nais ir palikti, tai bus -2y, keliam 4 į kitą pusę arba su -4, kaip mums patogiau. Ir gausime 2 - 4 bus -2. Viską dalinam iš -2 ir gausime, kad y yra lygu. Tai iš -2, čia dingsta -2 ir kitoje pusėje -2. Ir mes gausime čia nais vienetą. Taip. Taigi, važiuojam toliau ir bandykime įspręsti dar porą uždavinių. Taigi, kitas bus labai įdomus, mes turime čia nais 2 kartus kartojasi tas pats x. 3x ir 3x, jeigu mes sudėsime, mes gausime 6x, ar ne? Tai pagal tą patį metodą mes galime ir atimti. Mes galime, pagal sudėties principą, mes galime iš esmės ir atimti. Kodėlgi ne? Mes galim atimti. Kartais mėgsta žmonės tiesiog viską padauginti iš -1 čia nais ir gauti tiesiog viską užtinkojo -3x -y lygu -11 ir tada sudėti. Ir viskas tuo yra gerai, bet aš asmeniškai manau, kad mes galim ir atimti, kodėlgi ne, sudėties būdu, tiesiog atvirkščiai atimti viską. Tai visą viršų atimam apačią, bus 3x - 3x nebelieka, 4y - y bus 3y ir 26 - 11 bus 15. Nuostabu. Tai mes gausime, tiesiog 3y yra lygu 15 ir tada mes viską daliname iš 3 ir gausime, kad y yra lygu 5. Super, fantastika, labai gerai, gausime, kad y yra lygu 5 ir tada mes galim spręsti toliau. Aišku, įstatome į bet kurią iš šitų lygčių vietoje y 5 ir gausime sprendimą. Pavyzdžiui, iš šito įstatome 3x plus y.
3x plus y yra lygu 11. Ir mes tiesiog į šią lygtį įsistatome y yra lygu 5. Ne? Tai mes vietoj čia rašom 5, aš galiu tą iš karto ir įrašyti. Ir va. Oi, 5, taip, nemoku rašyti. Taip. Ir gausime, aš nebūna ryškiai raudonai rašyti, aš tai padariau šį kartą. Taigi, keliam į kitą pusę, kodėlgi ne, ir gausime, kad 3x yra lygu 11 minus 5, reiškia 3x yra lygu 6. Ir šitoje vietoje gana paprasta, mes tiesiog viską paprasčiausiai daliname iš 3. Viską daliname iš 3, nes sprendžiam pačią paprasčiausiai 5 klasės lygtį čia, gal net 4 kai kur. Ir gausime, kad x yra lygu 2. Gerai? Taigi, šitoje vietoje, aš tą noriu dar priminti mums, gausime abu sprendinius, y lygu 5, x yra lygu 2. Taigi, jeigu mes turime akivaizdžiai paprasčiausiai priešingus koeficientus, tai koeficientas yra skaičius priešais, ar ne? Taigi, plus 2 ir minus 2 yra priešingi koeficientai, tai mes galime labai lengvai sudėję juos panaikinti. Taip, vienas kitą sunaikins. Šitoje vietoje mes galim gauti, kad yra 3x ir 3x, tai mes šiuo metu gausime ką? Mes galime arba viską padauginti iš -1 ir tą sudėję gausime neigiamą. Čia bus neigiamas tas skaičius, bus minusai čia atsiras, tai mes tą galėtume sudėti ir pasinaikinti. Arba galima tiesiog atimti vieną iš kitos lygties. Taigi, eikime prie mūsų trečio pavyzdžio, paskutinio. Mes čia turime, nėra vienodų koeficientų. Mes matom, kad nėra vienodų koeficientų, viskas čia skiriasi, 7, 5, 6, 3, viskas yra kitaip. Kaip mums spręsti? Koks yra geriausias būdas spręsti? Ar keitimo būdu, ar dar kažkokiu. Bet bandykime vis tiek spręsti sudėties būdu. Vėlgi, mes galime, čia kaip su trupmetų bendravardiklinimu. Galime atsiminti bendravardiklinimu, iš ko galim padauginti, kad būtų vienodas ne vardiklis, bet šiuo atveju koeficientas, bendra koeficientinti. Čia noks tojo žodis. Kai trupmenas bendravardikliname, tai mes čia bendra koeficientinsime. Wow, koks ilgas žodis. Turbūt vienas ilgesnių turėtų būti žodžių lietuvių kalboje, jeigu mes pridėtume porą priesagų ir būtų bendra koeficienteliaudamasis. Šiaip tai reikia pažiūrėti, kokį ilgį žodis. Galbūt mes atradom ilgiausią žodį lietuvių kalboje. Gerai. Taigi, mes galime bendravardiklinti, bendrakoeficientinti tai yra. Ir mes čia matome, kad yra 6 ir 3, ar ne? Tai mes galime, aš noriu, tarkim, sudėti, ar ne? Tai kad aš sudėčiau, aš norėčiau, kad čia būtų kiek? -6, ar ne? Tai mes galim viską padauginti iš -2. Šį kartą darykime netimties būdu, nes galėtume tiesiog dauginti iš 2 ir tada atimti, bet padarom šį kartą tiesiog dėl visako sudėties būdu su neigiamais skaičiais. Tai viską padauginsiu iš -2. 5x kart -2 bus -10x. 3y kart -2 bus -6y. Ir 1 kart -2 bus -2. Tai dabar mes turime šitas dvi lygtis, kurias galim sudėti. Vėlgi, šita pavirto, tai mums į tą nebereikia žiūrėti, jinai mums nebeaktuali, nes mes ją bendrą koeficientiname. Gerai, tai mes dabar uždėsime viršutinę ir šitą ir gausime 7x minus 10x bus -3x, 6y minus 6y nebelieka nieko ir 5 minus 2 bus tiesiog 3. Fantastika, turim vėl paprastą lygtį, daliname viską iš -3 ir gausime, kad x yra lygu -1. Ir tai įsistatoma į bet kurią iš lygčių. Šiuo atveju, netgi aš noriu į šitą lygtį, kurios mes net ją pamiršome, ją panaikinome, bet aš galiu ten tiek ją naudoti, tai yra mūsų pradinė lygtis. Taigi mes gausime 5x plus 3y yra lygu 1. Mes žinome, kad x yra lygu -1, mes mums galim patikrinti, taigi vietoj
čia jis rašom -5, nes x minus 1 5 kart minus 1 plus minus 5, plus 3y yra lygu 1, prašiausias būdas, pridėsime 5 ir gausime, kad 3y yra lygu 1 plus 5, ar ne, tai bus 6, ir tada mes viską daliname iš 3 ir gausime, kad y yra lygu tiesiog 2. Tai va, ir čia yra mūsų sprendimai. Tai va, mes pasibandėm šiandien iš viso 3 puikias lygčių sistemas ir mes išmokome arba pasikartojame sudėties būdą. Taigi, jeigu yra, pakartokime, jeigu yra tikrai priešingi koeficientai, galim labai lengvai sudėti, labai paprasta, ir mes panaikinsim koeficientą. Jeigu yra, ir mato, čia gali būti bet kas, arba y gali būti, arba x, nesvarbu kuris nežinomasis. Toliau, jeigu yra tas pats ženklas, abu teigiami arba abu neigiami, mes galim arba dauginti kažkurį iš -1, arba dalinti, galima įpratę galbūt dalinti labiau iš tikrųjų esate mokykloje, galite dalinti, dauginti tas pats iš -1, arba tiesiog atimti. Ir čia neturėtų būti klaidos ir niekas neturėtų už tai minusuoti jums, nes minusas balų. Taip, mes galim lygiai taip pat ir atimti, nes šitas pats, kas pridėti neigiamą. Ir paskutinis, jeigu mes matome, kad koeficientai skiriasi, mes galim bendrą koeficientinti, tai šiuo atveju, kad dauginau iš -2, bet taip pat, aš teoriškai, matote, yra 7 ir 5, aš galiu viską dauginti žinais iš 5 ir čia dauginti iš 7 ir suvienodinti x-us, bendrą koeficientinti. Tai toks yra mūsų, tik prašau, neduokit žodžio bendrą koeficientinti, man atrodo, tai nėra oficialus žodis lietuvių kalboje, dėja, bet man atrodo, kad jis yra labai tinkamas, nes mes būtent tai darome šioje vietoje. Tai aš pasitarsiu su kalbininkais, galbūt mes turėsime naują žodį. Tai ačiū visiems ir geros likusios jums dienos ir gailestingos matematikos. Po to bus tik sunkiau. Gerai, sėkmės.